kas yra dabar naujo šiandien, tai dėl universitetų, tai aš manau, čia galim nevargti ir daug nešnekėti. Aš žinot, iš vienos pusės mums kaip mokytojam labai norisi, kad šiandien jau būtų paimti rezultatai ir universitetai kažką užskaitytų. Iš kitos pusės, aš pati dirbu universitete ir aš labai gerai suprantu, ir universitetų tą matymą, jie nenori pirkti katės maiše. Logiškai, jie nori pamatyti tarpinį patikrinimą, jie nori pamatyti valstybinį egzaminą, pasitikrinti validumą, kokio ten lygio tas egzaminas ir kokio lygio tas tarpinis patikrinimas ir tada logiškai įsitraukti į savo priėmimo tvarkas. Tai dabar yra įtraukta kaip papildomi balai. Tai yra šitas dalykas, kas yra asociacijai, tai mes tikrai ten siuntėm raštą ir tą atsakymą ten tokį kaip ir turim, kad, žodžiu, tai nėra tas pagrindinis konkursinis balas, taip galiu pasakyti. Tai sakau, faktas, dėl ko jie taip daro, aš labai gerai suprantu, man kaip mokytojai norėtųsi, kad būtų biški kitaip, bet iš kitos pusės, supraskim, kai pasileidžia naujas dalykas, visiems norisi biški pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai čia yra vienas daiktas. Tai mes šito nepamiršom, su asociacija buvom susitikę, balandį planuojam konferenciją, tai tikrai visus asociacijos narius pasikviesim ir pasikalbėsim, kas įvyko naujo. O dėl formulių, tai galiu irgi pasakyti čia iš asociacijos pusės, iki sekmadienio turime paruošti formulės valstybiniam egzaminui, tai tarpiniam patikrinimui kolegos būkim, kaip sako, biedni, bet teisingi, nėra formulių, kokių formulių tarpiniam egzaminui patikrinimui reikia. Elastingumo, kur tik vardiklis skiriasi, o daugiau, taigi nieko ten neįeina. Bet dėl, pavyzdžiui, jeigu turit pasiūlymų, dėl formulių, kurias reikėtų įtraukti į valstybinį brandos egzaminą, mes dėl šito sutarėm, apie ekonomistus nieks nebuvo pagalvojęs, kad ekonomistam formulių reikia, tai aš pati kalbėjau ir tikrai yra suderinta, mes turim keletą dienų pateikti formulės, kurias manom, kad reikėtų įtraukti į valstybę, kaip matematikai, ten fizikai, chemikai ir visi kiti turi kažką, tai mes irgi turim laiko, neturim daug, tai būkit malonus, jeigu jūs domina jūsų mokinių, kaip čia pasakyti, ateitis, tai galit rašyti man asmeniškai elektroniniu paštu, bet sekmadienio vakaras bus ta minutė, kada mes išsiųsim Nacionalinei švietimo agentūrai formulių sąrašą. Tai jeigu tikrai esat suinteresuoti, tai nesvarbu asociacijų, neasociacijų, prašykit, labas Daiva, manau, kad reikia šitų formulių. Tai tiek žinių. O aš tada turėčiau klausimą, sveiki visi, o tarpiniam patikrinime neprireiks formulių? Bet tai sakau, būkim, biedni, bet teisingi, kokių formulių? Elastingumo, pavyzdžiui. Bet ar negėda įsidėti 3 formulės elastingumo? Dorai, su savim. Daugiau formulių nėra, realiai nėra. Tai buvo apie tai kalba, bet mes biški juokingai atrodysim įsidėję 3 formulės, kur skaitiklis tas pats, o vardiklį vieną kartą P, vieną kartą Y ir vieną kartą ten... Tik elastingumas ir yra, taip. Tik tai elastingumas, mes neturim, bet sakykim, susidėti į valstybinį egzaminą. Aš tai sakyčiau, dėkim viską, ką norim ir galim, kad vaikam būtų lengviau. Jeigu mums kažkas kažką ten išmes, arba, nežinau, kokia ten ta procedūra, tai bus kitas dalykas, bet jeigu mes manom, kad reikia to ir ano, tai darykim. Bet darykim, nes supraskim, kad už mus niekas nepadarys. Nes mokytojam faina, kai kažkas padaro, bet tas kažkas... nėra tokio debesėlio dangui, kuris padaryto, ne? Tai arba patys darom, arba patys nedarom, bet tada nieko nepyksta. Tai viskas, uždarau temą, nes čia, aš žinau, čia 3 paras galim šnekučiuotis ir tada susipyksim vėl čia eilinį kartą apie ką nors. Tai visi išgirdot, jeigu kažkas manot, kad kažką reikia kažkur įdėti, parašykit. Šiandien, ryt, poryt, patikrinsiu paštą, tikrai galite per Messengerį, kaip norit, kaip patogu, bet sakau, sekmadienį vakare šitą temą uždarysim ir atiduosim formulės, kiek ten prigalvosim jų, atiduosim Nacionaliniai švietimo agentūrai. O ką jau jie tenai toliau patys nuspręs, tai čia jau nebe mūsų, kaip sakyt. Tai va, gerai, tai dabar jau tada galim pradėti, nes šiandien visuminė paklausa, visuminė pasiūla. Čia mes stipriai važiuojam į kitus metus po truputėlį. Dar kartą perspėju, prašau mokymų neįrašinėti, nes kai tik užtiksiu, ką nors įrašinėjant, pašalinsiu, daugiau niekada nebepriimsiu čia.
Tai čia praeito susitikimo mūsų įvykiai, tai prašau, būkim korektiški, sąžiningi, ir nebūkim vieni gudresni už kitus. Tai ačiū iš anksto, ir dabar važiuojam. Taip. Tai biški galiu iš karto pasakyti, kad šiaip pamenat, aš nežinau, kiek jūs jau išvis prisimenat, aš čia nieko nebeprisimenu, man atrodo, kad čia pusę metų praėjo ir mes pusę metų jau apie nieką nebuvom susitikę. Tai kažkada, kai mes turėjom, nebepamenu, ar nedarbą, ar infliaciją, aš sakiau, kad logiškai, ne taip, kaip pas mus dabar bendro ugdymo programai sudėta, mano galva, visuminė paklausa ir pasiūla turėtų būti trupučiuką anksčiau. Tai aš, kadangi sudėliojau akademiją taip, kaip buvo programai sudėta, tai galbūt jau šiandien bus galima paaiškinti ir kaip čia su tuo nedarbu ir kaip su infliacija yra dalykai, bet ko gero čia šiaip tai reikėtų ir ko gero, kai vadovėlio kitą dar trečią dalį rašysim, tai manau, kad čia mes įsidėsim šitus dalykus anksčiau, o visus ten nedarbus ir infliacijas truputėlį toliau, nes logiškai lyg ir taip išeitų. Tai aš dabar, kad nestriktų mano internetai visokie, nes man būna čia iš tos vietos, iš kur jums transliuoju, kartais man biški stringa, tai aš išsijungiu kol kas kamerą, paskui įsijungsiu. Nieks nepagyrėt, aš tokį gražų užsidėjau backgroundą su briedžiais ir su viskuo čia. Tai va, gerai, išsijungiu ir tada pradedam. Stabdykit, kurioje vietoje bus, jeigu neaišku. O aš tada pereinu prie. Taip, į didelį ekraną išeinu ir pradedam kalbėtis tada. Nu va. Tai žodžiu, šiandien turim pasikalbėti apie visuminę paklausą ir pasiūlą ir du požiūrius visuminės pasiūlos, tada apie trumpą ir ilgą laikotarpį ir apie pusiausvyrą nacionalinio produkto, tiksliau, ją vadina arba bendraja pusiausvyrą, arba makroekonominė pusiausvyrą, tai irgi nesu tikra, kadangi vadovėlis naujas neparašytas, kalbos redakcija nepatikrinta, tai bijau pasakyti, koks yra tikras terminas, bet vėliau pasikoreguosim, jeigu reikės. Tai aš iš karto netrukdau laiko, einu prie visuminės paklausos. Tai kas yra dabar visuminė paklausa? Labai skirtingai iš tikrųjų negu paklausa mikroekonomikoje, kur prisimenam paklausa, tai yra prekių arba paslaugų kiekis, kuriuos nori ir gali įsigyti vartotojai tam tikrų metų, tam tikroje vietoje, esant visom ten įmanomam skirtingom kainom. Tai šiuo atveju visuminė paklausa nėra visų ten kažkokių galimų vartotojų paklausa, tai yra bendrosios išlaidos ekonomikoje, prekiam ir paslaugom per tam tikrą laikotarpį, esant tam tikram kainų lygiui. Tai čia tikrai, man atrodo, aš kažkokių labai naujų dalykų nesakau, tikrai turbūt esate susipažinę su visuminė paklausa ir čia pradžiai dar toksai, kaip pakartojimas turbūt labiau. Tai visuminė paklausa susidaro iš 4 tokių pagrindinių bendrųjų išlaidų dalių. Tai yra vartojimo išlaidos, yra verslo investicijos, vyriausybės išlaidos ir grynasis eksportas. Neužtiko vieno daikto, žadėjau padaryti. Aha, ir ko nepadarėt? Taip, aš vieną sekundę. Būkit geri, išsijunkit mikrofonus. Nu gerai, aš tada išjungsiu. Taip. Jo, tai sudaro 4. Palaukit, kur jūs čia visi esate, aš nebesuprantu, kodėl tiek daug man yra triukšmo. Taip. Kęstutis. Labas, Kęstuti, aha. Nu gerai, išjungiau, man atrodo, garsus. Tai va, tai gerai, pasidarau vėl tada didelį ekraną. Tai visuminė, atsiprašau labai čia už tuos trikdžius tokius.
Tai sudaro 4 bendrųjų išlaidų sudedamosios dalys. Taip, vartojimo išlaidos, verslo investicijos, mes prie šito dar sugrįšim prie kiekvieno dalyko truputėlį išsamiau. Vyriausybės išlaidos, grynasis eksportas. Tai dabar kas ta visuminės paklausos kreivė. Tai visuminės paklausos kreivė, jinai vaizduoja ryšį tarp gamybos ir vidutinio kainų lygio. Arba kitaip sakant, tarp pajamų ir vidutinio to kainų lygio. Tai jinai susiję iš esmės visuminės išlaidas, nes mes žinom, kad visuminė paklausa tai vartojimo išlaidos, verslo investicijos, tada vyriausybės išlaidos ir grynasis eksportas. Tai va būtent susiję šitas išlaidas su kainų lygiu. Einam tada toliau. Tai va čia aš ką bandžiau papasakoti jums, kad kada mes kalbam apie paprastą paklausą, tai turime kainą ir kiekį, čia truputį man turbūt nusikirpo, ir tada mes turim paklausą, ne? Tuo tarpu, kai kalbam makroekonomikoje, tai čia yra kiti dalykai. Ir mes tada kalbam apie bendrąjį arba vidutinį kainų lygį. Čia galit pamatyti skirtingai iš tikrųjų žymimą. Kartais žymi APL, kas reiškia Average Price Level arba vidutinis kainų lygis. Kartais žymi General Price Level, tai yra bendrasis kainų lygis. Tai čia priklauso nuo autorių, kaip ten kuriam jau labiau patinka, žodžiu, tai vieni vienaip žymi, kiti kitaip, bet vienoks arba kitoks žymėjimas gali būti. Tada, ir tiesa dar pamiršau ką pasakyti, kas yra labai labai skirtingai, tai jeigu mikroekonomikoje mes turime kiekį ant ašies, tai čia mes turime tą real output arba national income arba real GDP, tai turime realų BVP, iš tikrųjų čia turime pinigą, bet pagal apibrėžimą, žinom, kad bendrasis vidaus produktas yra prekių ir paslaugų vertė, kurią ekonomika ten pagamina per kažkokį tam tikrą laikotarpį, ten per mėnesį, per metus ar kažkokį kitokį. Tai va. Dabar tada toliau, čia pasakiau skirtumą. Tai kokie dabar veiksniai veikia visuminę paklausą? Nuo ko priklauso ta paklausa visuminė didėja ir jinai mažėja? Tai kada kainų lygis nesikeičia, kada jis yra pastovus, tai kiekvienas veiksnys, kuris turi įtakos visuminėm išlaidom, tai turi įtakos logiškai ir visuminiai paklausai, nes visuminės paklausos veiksniai ir yra tie visuminės paklausos komponentai. Tai yra C plus I plus G plus X minus M. Tikrai šitą formulę esate matę, kada bendrą vidaus produktą iš esmės skaičiuojam. Tai yra consumption, yra investment, yra government spending ir yra net eksportas arba grynasis eksportas. Tai kada pasikeičia bent vienas arba keli šitie komponentai, visuminės paklausose irgi pasislenka į kairę pusę arba į dešinę. Kitaip sakant, visuminė paklausa ekonomikoje didėja arba visuminė paklausa ekonomikoje mažėja. Dabar apie tą kiekvieną komponentą truputėlį pasikalbėti. Tai vartojimo išlaidos, tai yra namų ūkių vidaus vartojimo išlaidos, čia yra labai svarbu, čia nėra išlaidos kažkokiam importui, tai yra vidaus rinkoje išlaidos, vidaus vartojimo prekiams ir paslaugoms. Šitas komponentas yra pats didžiausias visuminiai paklausoj ir jeigu, pavyzdžiui, mes pasižiūrėsime į bendrą vidaus produktą, jau man atrodo, aš apie tai jums kalbėjau, tai jeigu imsime vartojimo išlaidas BVP procentais, tai išsivysčiusiose šalyse yra maždaug apie 2/3. Apie 2/3 BVP sudaro vartojimo išlaidos. Tai čia aš labai grubiai, ten gali būti 60 kažkiek procentų, gali būti apie 70 procentų, bet plius minus būna panašiai ir tikrai vartojimo išlaidos yra tas vidaus vartojimo išlaidos yra pati didžiausia
pati didžiausia išlaidų dalis. Tada investicijos, čia nepainiokit, čia mokiniai labai dažnai daro klaidą, jie būna turbūt viena ausim girdėję ir jie įsivaizduoja, kad nugirdę žodį investicijos, tai ten kažkokie vertybiniai popieriai, akcijos, ten obligacijos ar kas tik tai nori, tai nieko panašaus. Investicijos čia yra įmonių išlaidos gamybos priemonėm ir išlaidos dar sako naujom statybom, čia vėlgi priklauso nuo autorių, bet galima čia turbūt susitrumpinti ir susipaprastinti. Tai iš esmės tai išlaidos gamybos veiksniam arba gamybos priemonėm kažkokiom. Arba kapitalo išlaidos galima, į kapitalo priemonės ir galima sakyti. Tada vyriausybės išlaidos, tai tiesiog vyriausybės išlaidos šalyje, kokias jau tenai patiria, ir grynasis eksportas. Tai eksporto vertė, kada mes atimam importo vertę. Tai gali būti, kad grynasis eksportas yra teigiamas arba gali būti, kad grynasis eksportas yra neigiamas, jeigu, pavyzdžiui, šalis importuoja daugiau negu eksportuoja. Dabar dėl ko, tai kaip sakiau čia prieš tai, kad visuminė paklausa keičiasi keičiantis bet kuriam vienam arba keliems iš visuminės paklausos veiksnių, o tie visuminės paklausos veiksniai tai yra tos visuminės paklausos komponentai, tai logiška, kad kiekvienas iš jų keičiasi dėl to, čia pasakyti, pavyzdžiui, vartojimo išlaidos keičiasi dėl vartojimo, dėl veiksnių, kurie keičia vartojimą. Tai pavyzdžiui, gali būti vartotojų pasitikėjimo pokyčiai. Jeigu ten, čia labai gražiai viskas iš tikrųjų susisieja su ekonomikos ciklais. Jeigu ekonomika yra pakilime, tai vartotojų lūkesčiai yra geri, vartotojai pasitikė, kaip ir esama situacija ir jie tikisi, kad ten bus geriau ar ne. Ir dėl to gali būti, kad jų išlaidos ekonomikoje auga ir visuminė paklausa didėja ir priešingai, jeigu jie mano, kad jų lūkesčiai yra blogi, jie mano, kad situacija čia tikrai ne į gerą pusę juda, jie gali apriboti vartojimo išlaidas ir kadangi tai yra vienas iš komponentų, tai ir visuminė paklausa atitinkamai gali mažėti. Tada palūkanų normų pokyčiai, čia aš nežinau, ar man taip smulkiai reikia kiekvieną aiškinti, bet jeigu reikia galiu, jeigu nereikia, tada galim truputėlį greičiau eiti, bet iš esmės logiška, kad nuo to, kokios yra palūkanos ar ne, vartojimas priklauso ir atitinkamai palūkanų normoms mažėjant vartotojai, ceteris paribus jie turėtų vartoti daugiau ir palūkanom augant jie labiau bus linkę taupyti negu vartoti. Tada turto pokyčiai, jeigu vartotojai jaučiasi, kad visada yra teigiama koreliacija tarp realaus BVP ir vartotojų to turimo turto. Ir jeigu jaučiasi namų ūkiai, sakykime, turtingesni, tai jie ir vartoti yra linkę labiau, nes, jeigu, nežinau, čia paprasta, man atrodo, ar ne, ir jeigu aš jaučiuosi mažiau turtinga, tai ir biškį savo vartojimą apribosiu. Tada, aišku, priklauso nuo valstybės politikos, tai čia taip jau labai apvaliai galima sakyti, čia kol yra parašytas pajamų mokesčių pokyčiai, tai irgi jeigu gyventojų pajamų mokesčiai auga, atitinkamai disponuojamos pajamos mažėja ir tada vartojimo išlaidos gali mažėti ir atvirkščiai. Tada namų ūkių įsiskolinimo lygis yra labai svarbus, jeigu vartotojai ten pavyzdžiui prisijėmė kažkokių daug paskolų, jiems ten reikia mokėti, čia susiję visi dalykai, reikia mokėti palūkanas, o dar ten neduok dieve tos palūkanos paaugo, tai jų vartojimas, aišku, gali pamažėti. Ir ateities kainų lygio lūkesčiai, jeigu vartotojai mato, kad ten kažkokia yra infliacija, tai mes jau prie infliacijos esam kalbėję, čia šiaip iš esmės tai ekonomikoje, jeigu supranti procesus, tai čia galima viską tiesiog aiškinti, naudojantis viskuo ir nieks nepasakys, kad čia blogai pasakoji, nes, pavyzdžiui, galima susijęti, jeigu norisi ten su kažkokia infliacija, ir jeigu, tarkim, mato žmonės, kad infliacija auga, ne, kaip jau sakiau, aš jums kažkada mes, kai diskutavom apie infliaciją, kalbėjom apie tai, kad jie patys dar yra ta tokia infliacinė spiralė, kada vartotojai patys užsuka infliaciją ir ją dar labiau skatina, tai jeigu aš matau, kad mano pinigai nuvertėja, ne, aš būsiu linkusi labiau vartoti ir tai gali būti, kad atitinkamai ten vartosiu daugiau arba vartosiu mažiau. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai, kurie keičia vartojimo išlaidas. Tada investicinės išlaidas keičia irgi, ir panašus ir kitokie dalykai. Tai verslo pasitikėjimo pokyčiai.
Tai vėlgi, jeigu verslas, kaip čia sakyti, jeigu jisai tikisi, kad viskas bus gerai, ne, kad ekonomika auga, kad ten auga darbo lygis, mažėja nedarbas, ar ne, nu tai ir tada logiška, kad jie gali plėsti gamybą, ten, nežinau, pirkti naują įrangą, statyti ten pastatus, kažkokius naujus dar kažką daryti, tai tada tos investicinės išlaidos augs, ar ne, ir priešingai, jeigu ekonomika smunka, patiria nuosmukį ten, tai yra susijęs su ekonomikos ciklais labai šitie dalykai, tai aišku gali būti, kad jie arba išvis mažins, arba nieko nekeis, bet nedidės tos investicinės išlaidos. Tada palūkanų normų pokyčiai kaip ir vartojimo išlaidoms, taip ir investicijoms turi įtakos. Jeigu palūkanos mažos, yra patrauklus skolintis verslui ir investuoti, tai jie tą darys ir priešingai, jeigu ten auks palūkanos, tai greičiausiai susilaikys nuo skolinimosi ir nuo investicijų. Tada technologijų pokyčiai. Irgi, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda naujos technologijos, kas, aišku, skatina produktyvumą arba efektyvumą ekonomikoje ten arba versle, tai tada vėlgi, aišku, bus noras įmonėms diegti tas naujas technologijas, galbūt mažinti, kaip čia pasakyti, imlumą darbo jėgai, ar ne, tai bus labiau kapitalų imlus jų verslas galbūt ir tai jie diegsis naujas technologijas ir investuos į tas technologijas. Tada verslo mokesčių pasikeitimai irgi turi įtakos, jeigu, pavyzdžiui, didės koks nors pelno mokestis, verslas turės mažiau pinigų atliekamų ir tada investicinės išlaidos gali mažėti. Tada tas pats su įmonės įsiskolinimo lygiu, čia jau nebesikartosiu, kaip ir panašiai su vartotojų įsiskolinimo lygiu. Na ir be abejo, bet kokie kiti teisiniai instituciniai pasikeitimai, įstatymų pasikeitimai, tam tikras verslo reguliavimas ir ta visa įstatyminė bazė ir mokestinė ir įstatyminė, tai aišku turi įtakos verslo investicijoms. Tada keliaujam toliau prie valstybės išlaidų pokyčių priežastys, ar ne, tai čia yra trečias visuminės paklausos komponentas ir valstybės išlaidos gali keistis dėl poros tokių pagrindinių priežasčių. Tai pirmas dalykas turbūt yra politiniai prioritetai, tai gali būti, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, prioritetas švietimas, ar ne, arba ten kokia nors sveikatos apsauga. Tarkim, dabar Lietuvoje, jeigu mokytojai streikuoja, tai galimai prioritetas turėtų staiga persikelti į švietimą. Arba apskritai gali būti kažkokie ilgalaikiai prioritetai, bet gali būti ir pasikeitę prioritetai dėl įvairių priežasčių. Gal galia dėl tos pačios ten geopolitinės situacijos, ar ne, gali būti valstybės išlaidos ten, tarkim, krašto apsaugai didinamos ar dar kažką, tai va čia yra viena iš pokyčių priežasčių. Kita pokyčių priežastis gali būti ekonominiai prioritetai, tai yra noras sąmoningai paveikti visuminę paklausą. Tai reiškia, ką reiškia sąmoningai paveikti? Tai reiškia didinti valstybės išlaidas kažkokioj srity. Tai pavyzdžiui, galim paimti ten kokią nors pandemijos pavyzdį, ar ne, ir kada verslas buvo skatinamas, nebuvo svarbu, kad nebankrutuotų, kad įmonės neužsidarinėtų, kad neatleidinėtų labai ten smarkiai darbuotojų, nes tas gali privesti prie ekonomikos nuosmukių ir tada jau ekonomika, kaip čia paskatinti, gali kainuoti žymiai brangiau. Čia kalbu ne tik apie pinigus, bet tokia bendraja prasme. Tai gali būti kaip tik skiriamos lėšos, net ten, pavyzdžiui, kai buvo ten, nežinau, nuomai kažkokiai padengti, dar kažkokiam dalykam. Tai žodžiu, įvairiem dalykam, kas yra dėl ekonominių priežasčių nutikę valstybei. Ir grynojo eksporto pokyčių priežastys, tai čia jos grynasis eksportas pamenama, kad tai yra eksportas minus importas. Tai jisai gali čia iš dviejų jau dalių sudaryta, tai grynasis eksportas yra tas skirtumas eksporto ir importo. Tai gali būti nacionalinių pajamų pokyčiai užsienyje. Tai priklausomai nuo to, kas darosi šalyje, tarkim, į kurią mes eksportuojam savo prekes, arba šalyje, iš kurios mes importuojam savo prekes, tai nuo to priklauso ir grynasis eksportas mūsų. Ten pavyzdžiui, kokia nors valiutų kursų pokyčiai, ne valiuta kažkur auga, stiprėja arba valiuta nuvertėja. Tai pavyzdžiui, jeigu ten kažkur valiuta stiprėja, o tai mums darosi
mums darosi, sakykime, brangiau iš tenai pirkti kažkokius dalykus, ane, ir tada mūsų importas kainuos daugiau, ten eksportavom, sakykime, panašiai, importas pabrango, tada grinasis mūsų eksportas bus neigiamas. Tada prekybos politika arba prekybos apsaugos lygio pokyčiai, tai čia kalbam apie tai, kad gali būti laisva prekyba, gali būti kažkokie muitai, gali būti kokios nors kvotos įvestos, galų gale gali būti įvairūs ir aplinkosauginiai reikalavimai ir gali būti ten kokie nors, kaip čia, nežinau kaip juos pavadinti dabar gražiai, bet maisto tokie visokie veterinariniai reikalavimai, ten pavyzdžiui, antibiotikų koks nors ten leistinas kiekis, ten, kaip buvo, su pieno produktais, kažkada gal atsimena tą istoriją, kaip, ale lietuviški pieno produktai labai blogi, nes juose labai daug antibiotikų, tai kartais net kyla tokie prekybos karai, čia irgi gal žino daugiau istorijų, galit pasidalinti, kai aš dabar nebeatsimenu, tik atsimenu, kad vieni, čia sena labai istorija, prancūzai jaučiu su kuo nors, bet neatsimenu dabar, nors tu ką neatsimenu su kuo, bet tokie, tarkim, kada nenori įsileisti iš kitos šalies, ne, kad importas atvažiuotų, tai gali sakyti, tai buvo su vynu ir sūriu, ten vyne kažkokių ten sulfitų ar ko nors, pavyzdžiui, per daug, o sūryje ten, tarkim, antibiotikų, ne, ir viskas, ir jeigu aš nenoriu iš prancūzų vyno, tai sakau, kad jų vynas turėtų ten neviršyti vyne kažkokie dalykai kažko, bet jie iš mūsų nepirks sūrio, nesakys, kad mūsų sūris ten kažkoks. Tai va, tai čia gali būti ir tokių realių, ir tokių, kaip žaidimas biški dalykų, bet čia jau yra tarptautinės prekybos dalykai, kur mes šiandien kaip ir nelendam, ne mūsų, tai yra šiandienos tema, tai va, bet kažkas apie standartus man. Aha, čia standartai, tai Andrėjau, prekybos standartai, čia apie tai standartus, kurie produktam nustatomi, ne, čia šitą jūs man žodį paminėjote, ačiū. Viena iš tų, ta prasme, apribojimų standartai įvedė ir neįleidžia. Jo, ačiū, labai to žodžio reikėjo, bet tik dabar pamačiau. Tai va, tai gerai, tada keliaujam toliau. Ir priklausomai nuo to, kaip jau sakiau, ne, visuminės paklausos komponentai, vartojimas, vidaus vartojimas, verslo investicijos į kapitalą, į gamybos priemonės, tada vyriausybės išlaidos ir grynasis eksportas, tai priklausomai nuo to, kaip keičiasi tie veiksniai, visuminė paklausa, va čia dešiniam šitam mūsų paveiksliukė, gali didėti, tai stumsis į dešinę, arba gali mažėti, tai stumsis į kairę. Tai dar truputėlį padarykim pauzę ir pasikalbėkim. Čia yra keletas situacijų Jungtinėse Amerikos valstijose, aš šaltinius sudėjau gal dar ne visus, iš ko aš ruošiau šiandienos pristatymą, tai tikrai nenoriu, čia užduotys yra iš tarptautinio bakalaureato vadovėlio vienokio ir kitokio, tai tikrai aš įdėsiu šitas nuorodas. Šiaip galiu pasakyti, kad užduočių iš visuminės paklausos ir pasiūlos, tokių kaip mūsų, sakykime, standartais, nes mes neturime esė, kaip turi, pavyzdžiui, tarptautinis bakalaureatas, tai čia su esė būtų galima daug dalykų parašyti, bet uždavinių tokių kaip, tai nelabai yra, čia mane galėtų papildyti arba pataisyti Diana, bet iš tikrųjų nelabai yra kas spręsti, tiesa? Nepasakyčiau, yra uždavinynas iš tikrųjų, kur yra labai daug kur pasamprotauti, kaip su visuminė pasiūla paklausa, kaip keičiasi, kur tikrai turi ką pagalvoti, kurie veiksniai keičiasi, aš nežinau, aš turiu tokį uždavinyną, pilką, seną, tai ten pakankamai normaliai yra tų užduočių. Tai pasamprotauti. Tai iš esmės tie grafikai ir tas tradicinės, kaip sakykime, kuris elementas, kad atskirti į Taip, bet vaikams sudėtinga iš tikrųjų, nes gali keistis ten vienu ir abudu keistis ten tie elementai, ar vienas, ar kiek ten, šiaip normaliai ten man tas uždavinynas toksai. Nežinau kaip kitiems.
Jo, bet aš tik norėjau pasakyti, kad ten visur tas pats per tą patį. Ten nėra kažkokių... Bet yra skirtingi, kur yra vaikai labai maišasi ir žinokit, nu, kitiem yra ką paveikti. Taip, Nu, taip, bet apie Gerai, kad veiksnius. tiek turim, aš tai džiaugiuosi, kad tiek turim. Taip, taip. Bet ten iš esmės sakau apie veiksnius, bet ten kažko labai skaičiuoti, kažko ten, nu, tokių ten uždavinių nėra. Tokių Taip. nėra, bet jeigu Taip. skaičiuoji BVP ar ten BNP, nu tai čia čia kažkaip jau kita panašu tema. biškį. Čia jau kita tema. Tai va, nu gerai, tai prabėkim tada. Čia vat yra turbūt iš tos serijos, apie ką mes dabar vat kalbam, kaip keičiasi, ne, kaip yra kažkokios situacijos, tai gali būti šiuo atveju yra išvardytos situacijos ir klausimas, kaip jos paveiks visuminę paklausą, arba gali būti ten užduotis. Čia privinioti tų tokių per aplinkui galima, ten padidėjo visuminė paklausa, nurodykite ten 3 priežastis, ne, dėl kurių taip galėjo atsitikti. Arba ten ekonomikoje nuosmukis, tai kaip pasikeis ten visuminė paklausa, tikėtina ir kodėl, ne. Tai aš jums dabar į niekur nežiūrėdama iš lubų galiu 10, uždavinių prigalvoti, bet tai yra, ką aš bandau pasakyti, kad jie visi yra apie vieną ir tą patį. Jeigu jūs žinot 4 visuminės paklausos komponentus ir ta tokia buitinė prasme suprantat, kad vartojimas keičiasi nuo to, valstybės išlaidos ten nuo to ir nuo ano, tai tada, nu, nebėra kaip pagauti. Jeigu tu supranti, kas čia vyksta, tai tada nebus sudėtinga. Nu tai prabėkim, gerai? Tai dabar klausia, kaip pakeis visuminę paklausą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai netikėtas akcijų rinkos pakilimas. Kaip galvojat, kas darysis čia? Ir kodėl? Aš tai galvoju, kad didės investicijos, nu tiesiog, kadangi brangsta akcijos, yra geri lūkesčiai, didės investicinis ta komponentė vartojimo. Kreivės linksnis į dešinę. Nu gerai, tai čia dėl lūkesčių, ne? Kad verslo pasitikėjimas, sako, auga ir didės visuminė paklausa. Yra kitokių nuomonių kokių nors? Bet čia antriniai rinkų tas netikėtas akcijų rinkos pakilimas. Nu tai taip. Nu taip, tai tada, nu, greičiausiai nedidesnis, ten yra namų, nu, ne. Aš sakyčiau, kad nedidės. Nu gerai, praeikim visus, tada pasižiūrėsim atsakymus, dar galėsim pasidiskutuoti. Gerai, plačiai paplitusi ekonominio nuosmukio baimė. Tai sumažins namų ūkiai tada nutars taupyti. Links į kairę. Linksis į kairę, nes čia ir verslo pasitikėjimas mažės turbūt, tai ir tas komponentas galėtų mažėti ir vartojimo išlaidos, ne? Nes jeigu aš jaučiu, kad ateina ekonomikos nuosmukis, tai aš kaip namų ūkis tikriausiai irgi pristabdysiu biškutį vartojimą, nes aš galiu netekti darbo, ne, ir neturėti pajamų iš ko gyventi, tai greičiausiai tas, čia vienas iš veiksnių, verslo pasitikėjimas, vartotojų pasitikėjimas, ne, tikriausiai mažės ir galimai visuminė paklausa linksis į kairę. Tada išaugę, aš čia parašiau dabar, žinokit, jau lietuviškai. Man atrodo, mes pirmoje vadovėlio daly iš vis gal išmetėm šitą, o gal neišmetėm, nes pasirodo yra griežtai draudžiama sakyti transferiniai mokėjimai, nu, ką visi ekonomistai puikiai supranta. Tai aš parašiau lietuviškai. Išaugę pervedamieji mokėjimai, tai tie transfer payments. Kas čia? Nesikeis. Dabar atsiprašau, ne į temą, tai dabar, kai vienu žodžiu nebegalim sakyti transferiniai mokėjimai, ne? Tai sakykite, jeigu norit, taigi niekas per galvą neduoda, bet valstybinė kalbos komisija vadovėlyje neleidžia tokių dalykų rašyti ir reikia rašyti lietuviškai. Tai dėl to yra šone angliškai parašyta transfer payments, kad suprastume apie ką. Supratau, ačiū. Aha, atsiprašau labai, kad įsikėsiu. Ne, viskas gerai. Ačiū. Tiesiog taip liepia sakyti pervedamieji, kas aš, pavyzdžiui, jeigu nebūtų šalia, aš nežinočiau, kas tas yra, bet, nu, taip dabar įpraskim ir viskas čia, žinot. Tai išaugia tie transferiniai arba pervedamieji mokėjimai. Kaip galvojat, kas darys iš čia? Nu, tai vartojimas auga. Kodėl vartojimas auga? Grynasis eksportas gali sumažėti. Palaukit, kas tuos pervedamus mokėjimus moka? Vyriausybė. Čia yra tik pinigų perskirstimas. Taip. Aš tai svarstau taip, jeigu tai nedidina BVP, tai nedidina ir visuminės paklausos. Bet čia galim turbūt
galvoti. Pajamų metodu šitie transferiniai mokėjimai neįsiskaičiuoja į BVP. Ne. Neįsiskaičiuoja. Bet, o jeigu mes mąstysim taip, pavyzdžiui, išauga ten kažkokios pašalpos, ne? Tai viduj, kaip ir, pati valstybė tai perskirsto tik tai lėšas, iš vienų paima, kitiem atiduoda, ne? Bet jie kažkokie, pavyzdžiui, žmonės, tai jie kaip ir tada daugiau turbūt biški gauna pajamų. Jie daugiau Apie vartojimą. Jie daugiau vartos. Teoriškai tai turbūt gali daugiau. Bet o tai kodėl tada į BVP neįsiskaičiuoja? Bet čia mes tai dabar ne apie BVP kalbam. Bet visuminė paklausa tai iš esmės BVP komponentai. Šiaip tai tokį IB, pavyzdžiui, jie apibrėžia, čia irgi Diana gali dar įsiterpti, jie apibrėžia tokį esminį skirtumą, kad BVP tai yra realiai įvykę dalykai, visuminė paklausa yra potencialiai. Tai va čia irgi toksai. Mes čia aišku su vaikais neprivalom kažkokių iki visiškų ten blusų, žinot, nueiti. Kažką klausėt manęs, pasakėt? Ne. Čia mes jau pradedam dabar diskutuoti. BVP su AD AD, paskirti. jo. AD planinės jie Tai aš tą patį sakau. BVP yra kas realiai, ta tikra prekių paslaugų vertė, ne? O AD yra iš tikrųjų tai, kas yra planuojama. Tai va čia dėl to nėra visiškai tas pats. Kad formulė vienoda, tai jo, jinai vienoda, bet tai nėra identiškas dalykas. Tai sakau, aš manau, kad mūsų mokiniam mokykloje, mes toli čia einam, tai jiems galbūt nereikia tų tokių visų smulkių detalių žinoti, bet biški supratimą turėti reikia. Gerai, einam dar toliau. Tuoj pasižiūrėsim, aš esu sudėjus atsakymus, dar galėsim padiskutuoti. JAV doleris brangsta. Trumpuoju laikotarpiu mažėja vartojimas, nes importas brangsta. Todėl bendra paklausos kreivė slenkasi į kairę. Palaukit, ir importas, ir eksportas? Importas brangsta ir... Kodėl? Kodėl? JAV doleris brangsta kažkokios valiutos atžvilgiu. Atvirkščiai, teisingai jūs pastebėjote. Į dešinę. Jo. Ar čia visiems aišku? Nes jeigu, pavyzdžiui, doleris brangsta kažkokio ten euro atžvilgio, ne, tai tiem, kurie importuoja, tie, kur eurus turi ir perka dolerius, jiems yra brangiau nusipirkti. Tai mūsų eksportas kažkam pasidaro brangesnis, bet mums importas, jeigu mes ten importuojam iš kažkur, kur, ta prasme, stiprėja mūsų valiuta, tai mums importas pigesnis, o mūsų eksportas darosi brangesnis. Tai turėtų didėti, ne? Tada JAV mažėja realiosios palūkanų normos. Tai iš karto didėja paklausa ir investicijos. Kokie komponentai dabar didėja? Gal eikim tada iš vis kaip su mokiniais, ne? Per detalės. Vartotojų. Vartojimo išlaidos vidaus. Vartojimo išlaidos, investicinės išlaidos iš karto šoka. Taip. Ir... Ten dėl kitų turbūt sunku pasakyti. Kas ten dar buvo, jau užmiršau. Vyriausybės išlaidos ir grynasis eksportas. Tai čia kiti nelabai turbūt taip tiesiai. Ir žymus pajamų mokesčio tarifų padidinimas. Mažėja į kairę. Jo, nes vartojimo išlaidos, ne? Tai va, tai aš čia buvau parašęs taip. Netikėtas akcijų rinkos pakilimas. Tai čia vėl, dabar dar supraskim tokį dalyką, čia galim dar pasikalbėti biškį. Visi tokie be diskusijos, ne? Nes jeigu akcijų rinkos pakilimą mes laikysim, kažkas sakė antrinė rinka, ten, man atrodo, Rasa sakė, kas yra labai logiška. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, čia galim daryti prielaidą, ne? Kad jeigu, pavyzdžiui, aš turiu prisipirkus akcijų ir akcijų vertė išaugo, aš užsidirbu tikėtina ten dividendų kažkokių turbūt, tai gali būti, kad vartojimo išlaidos padidės. Bet čia vėlgi su mokiniais, va čia tie visi, kaip ir sakėt, pamąstymo tokios užduotėlės, ne? Kur tu turi rašyti argumentus. Čia nėra, taip tiesiai, ne? Ten, pavyzdžiui, jeigu JAV mažėja realiosios